Dauguma programų yra labai panašios viena į kitą ir turi labai panašius sutartinius ženklus. Pavyzdžiui, failo įrašymo mygtukas atrodo štai taip, kitoje programoje jis atrodo lygiai taip pat, dar kitoje programoje ir vėl taip pat. Arba pavyzdžiui, naujo lapo atverimas. Šitoje programoje atrodo štai taip, šitoje irgi labai panašiai, lapas su pliuso ženklu. Dar vienas populiarus simbolis yra padidinimo stiklas. Tai gali būti kažkokia paieška teksto arba, pavyzdžiui, failų paieška paspaudus padidinamąjį stiklą. Ir dar dažniausiai būna mastelis, kai galima kažką priartinti arba nutolinti. Na ir, pavyzdžiui, piešimo programoje galime priartinti arba nutolinti. Dar labai dažnas mygtukas programuose yra atšaukimo mygtukas. Atšaukimo mygtukas atšaukia paskutinį atliktą veiksmą. Tai spaudžiu atšaukti, dar atšaukti ir taip po vieną veiksmą aš galiu žingsniuoti ir matyti, kas buvo daryta. Bet jeigu pastebėjai, aš daugiau atšaukti nebegaliu. Nes atšaukti milijoną kartų tikrai negalima. Yra keli veiksmai, kuriuos galima atšaukti. Lygiai taip pat ir tekstų rengiklėje kažką parašau ir galiu atšaukti veiksmą. Štai. Tokia pati rodiklė, tik tiek, kad nėra parašyta žodžio atšaukti. Tai tokie yra programų sutartiniai ženklai. Su kuo daugiau programų išmoksi dirbti, tuo bus lengviau, nes visur yra labai panašūs sutartiniai ženklai.